Labą vakarą, Egle. O kokia dabar programos dalis vyksta? Dabar yra pati svarbiausia programos dalis dienoje, tai mes žiūrim futbolą. O kodėl tiek daug žmonių tada prie laužo šiuo metu? Nes dabar yra pertrauka tarp kelnių. Kas irgi? Už Olandus. Man tai Olandai šiurkščiai žaidžia, taip spiriai krūtinė. O tai dabar koks rezultatas? Dabar yra 0-0. Ir kaip manai, kas laimės? Draugystė. Nežinau, manau, kad draugystė. Nelaimės draugystė. O kaip atrodys Freimanas draugystė, Morganas. kai vieni verks, o kiti kels taurę? Na, nežinau, kas laimės, iš tikrųjų. Gal nori ką nors svarbaus paklausti? Na, iš tiesų galime paklausti ir ko nors svarbaus, pavyzdžiui, apie šios dienos programos geriausias dalis. Kaip manai, ar žaidimas buvo pavykęs? Žaidimas buvo pavykęs, nes vaikai plojo ir sakė ačiū, ačiū, ačiū. Tai man atrodo, kad labai geras. Gal pristatyk trumpai pagrindinę socialinio teisingumo žaidimo idėją. Socialinės nelygybės simulacija. Socialinės nelygybės simulacija. Mes žaidėm tokį žaidimą, kuris vadinasi Princai ir vargšai. Vienas nieko negaliu. Ir vaikai, vieni buvo princai, kiti vargšai, arba matininkai, valstiečiai ir taip toliau. Na, čia manau, kad nelabai įdomu, vaikai įdomiau yra šitą stovyklą, vaikai įdomiau. Bet įdomu ir apie programos vadovą, nes būtent tavo, Egle, video blogo 4. dalį šiandien filmame. Tai ką manai apie vaikų pageidavimą per laisvą laiką turėti daugiau veiklos, kurią organizuotų vadovai lauke? Ar tai pateisinama ir ar taip turėtų būti? Manau, kad taip privalo būti, net ne tai, kad pateisinama. Manau, kad vadovai turi užsiimti su savo vaikais, žaisti žaidimus. Šiaip šiandien mes turėjom biškiai kitokią dieną, tiesiog mišios buvo labai anksti, 8 val. Ryto, tai dėl to mes, turėjom šiek tiek kitokią programą šiandien, tai tik tai tiek. Bet kitos dienos bus šiek tiek užimtesnės. Tačiau tai, kad mišios buvo anksti, visai patiko kai kuriems vaikams ir sakė, kad tai nėra blogai. Buvo gražus ir šiltas, dar nekarštas rytas ir bažnyčiai buvo pakankamai lengva sėdėti. Kaip vadovų komandos nuotaika krypsta į kurią pusę? Manau, kad viskas čia krypsta tik į gerą. Man apskritai šiandien yra nuostabi diena. Aš beprotiškai laiminga, labai patenkinta žaidimu ir visais ekspromptais, kuriuos padarėm. Pradėjom paišyti vaikams vėliavas Ispanijos ir Olandijos. Iš pat pradžių galvojom, kad paišėm. Bet kokią vėliavą paišėt? Sumaišėm 2 spalvas. Aš iš tikrųjų pasitikslinau su protingiausiu stovykloje žmogumi dėl spalvų ir jisai patvirtino, bet patvirtino klaidingą spalvų derinį. Bet nieko tokio. Nieko tokio. Po to pusiai vaikų ištaisėm. Kaip manai, ar neužsimaskavę lūzeriai vadovai jau pradėjo gadinti stovyklos programą? Ne, aš manau, kad žiūrovai blogo suprato, kad aš juokavau ir mano ironija buvo akivaizdi, juokimasis 2 minutės tai išdavė, tai galėjo išduoti. Lūzerių nėra nei akivaizdžių, nei užsimaskavusių. Vadovai yra puikus ir labai džiaugiuosi komanda vadovų. O dabar pabandykime prieiti prie Fausto ir pažiūrėti, kokį klausimą jis tau užduos. Faustai! 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 Ateik čia. Aš tau dabar parodysiu, kaip reikia spirti iš tikro. Paklausk Eglės kokio nors klausimo. Galim pašokti Neblogai, neblogai. Faustai, ar turi kokį nors klausimą, Eglė? Klausimą aš turiu daug dabar galvoju, kurį užduoti prie žalios lemputės. Prie kokios? Prie žalios lemputės. Eglė, visiškai. Šiaip tai jau gal užtenka, nes manau prasidedinėja futbolas. Aš dar padarysim, man atrodo, antrą dublį, antrą. Ne, jokių antrų dublių. Antri dubliai tik viską sugadina visą laiką. Ne. Ar šiandien taip pat? Kas tu šiandien nutiko? La, Eglė, dar kartelį šok. Nuostabu. Tai, Eglė, Olandija laimės? Tikiuosi. Puiku. Sėkmės rungtynės ir iki ryto.